Į šią bendriją atėjau per mamos sunkią ligą, atėjau į susirinkimą, palydėjau, broliai meldėsi ir nuo to vakaro kiekvieną dieną įeidavau į Veiklių žmonių bendrijos puslapį, pati nežinau, ko ieškojau, bet vieną dieną pamačiau, kad atvažiuoja iš Anglijos svečias Alanas, kuris turi Dievo dovaną gydyti, ir tada supratau, kad atėjo tas laikas, kai Jėzus nori paliesti mane. Labai laukiu rugsėjo 26-osios, labai jaudinausi. Kai atėjau, vyko šlovinimas, paskui Alanas papasakojo apie didžius Dievo darbus ir po to jis pakvietė bendrai maldai ir kai mes baigė melstis, jis pakvietė žmonės į priekį, va čia, tiesiog tuos, kurie pirmą kartą meldėsi. Ir aš taip dabar galvoju, turbūt mano piktasis susuko galvą, nes aš nesupratau, ką kviečia. Aš pamaniau, kad kviečia tuos, kurie iš viso, pirmą kartą meldžiasi. Ir aš pamaniau, kad ašgi meldžiuosi, tai aš turbūt neturiu eiti į priekį. Ir atsistojo apie 50 žmonių, galbūt ir daugiau, jie apsupo Alaną. Mes likome irgi virš 50 salėje. Ir tada Alanas pasakė, sako, aš melsiuosi dabar už kiekvieną, kad Jėzus išgydytų jūsų negalias. Ir tada aš atsimenu, palenkiau galvą ir galvoju, Viešpatie, ir vėl aš neišdrįsau ateiti. Ir vėl aš likau savo vietoje, tik todėl, kad kažko nesupratau ir vėl nesiveržiau. Ir jau čia vyko maldos, Alanas jisai jau dėjo rankas ir meldėsi. Ir staiga man taip besigraužiant, jis pakėlė akis į salę per žmonės, nes čia buvo ratas žmonių, ir jisai staiga sako, čia salėje tarp likusiųjų yra sergančių stuburo lygomis. Ir aš taip pakėliau akis, o dėl ko aš graužiausi? Aš 30 metų, aš turėjau kuprelę, aš vaikščiau palinkus į priekį. Tai buvo didžiulė našta. Tai buvo didžiulė našta, kuri man ir skaudėdavo. Ir aš atsimenu, daug metų aš stengdavausi išsitiesti ir sukandus dantis išsitiesusi, jau galvodavau, kad aš jau tiesi ir aplinkiniai man sakydavo, tu gali išsitiesti. Galvodavau, nesupratau, taigi aš išsitiesusi. Ir iš tikrųjų, aš esu įsirašiusi 4 nuotraukas, nes visas kitas aš esu ištrynusi dėl to, kad būdavo tiesiog man gėda žiūrėti, kai mane iš šalies nupaveiksluodavo. Bet 4 matyt, Dievas paslėpė, kad atrašiau, būtent šiandien. Nes tiesiog, jeigu kažkas abejos, tai aš galėsiu duoti ir persikelti, kad matytumėt, kaip atrodau šiandien, kai mane Jėzus išgydė ir kaip atrodžiau prieš rugsėjo 26-ąją. Ir kai jisai pasakė, kad jisai dabar meldžiasi už salėje likusiųjų stuburus, staiga tarsi vėjo pagauta, kažkokios galingos jėgos pagauta, man kažkas sučiupo už pečių, aš dar apsižvalgiau, galvoju, čia dabar, kas čia dabar, taip juokauja, ir staiga mane ėmė riesti atgal ir kilstelėjo į viršų. Ir staiga aš pradėjau jausti šventosios dvasios atėjimą, o tai reiškia, kad pradėjau svirduliuoti ir aš bandžiau įsikibti šalia esantį žmogų, bet tas žmogus pamanė, kad čia dabar jį grabaliu ir pasitraukė. Ir aš, žinokit, apimta šventosios dvasios nugriuvau vidury salės. Ir kai aš nugriuvau, aš jaučiau, kaip mane 3 kartus išrėkė Jėzus. Ir man akise, žinokit, įdomiausia yra tai, kad man Jėzus parodė žmogų, ant kurio aš laikiau pyktį. Aš pamačiau labai aiškiai to žmogaus veidą ir Jėzus man tarsi pasakė, gauni skolą. Aš gydau, bet tu turėsi sutvarkyti šitą reikalą. Ir man ausyse skambėjo tik vienas sakinys, šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas. Ir tada aš gulėdama ant žemės, aš jau žinojau, kad Jėzus mane išgydė, kad aš atsistosiu tiesi ir laisva. Aš taip aiškiai tai jaučiau ir žinojau. Ir po visko, kai aš atsistojau, iš tikrųjų aš dar nepaminėjau, kad aš apie 30 metų aš negalėjau atsigulti ant žemės. Todėl, kad man tiesiog, kadangi buvo išriesta kuprelė, taip, aš tiesiog atsiremdavau į ją ir skausmai buvo didžiuliai. Tai aš visą pirmą, ką padariau grįžusi namo, aš atsiguliau ant žemės ir aš mėgavausi tuo, kad po tiek metų aš guliu kaip visi žmonės.
Ir aš vyrui iki šios dienos sakau, tu pažiūrėk, ką Jėzus padarė, pažiūrėk, aš žinokit visiems dabar, ką sutinku, aš liudiju. Aš liudiju todėl, kad nepamirščiau, ką su manim padarė Jėzus. Tiesiog labai iš tikrųjų nesinorėtų užsimiršti, nes kažkam tiesi nugarą, tai yra, prigimtinė teisė, jie gimė. Aš negimiau tokia, aš gavau. Kodėl gavau? Kažkas atsimenu, paklausė manęs, tu kiek meldeisi, 30 metų prašėjai? Sakiau, taip, 30, tai manęs sako, o tu kam taip ilgai melstis? Tada man pakuždėjo šventoji dvasia, kad turi subręsti sėklą. Kad turi žmogus užaugti, kad jisai sugebėtų gavęs dovaną panaudoti ją. Nes dabar aš turiu tik vienintelį klausimą. Taip, aš gavau didžiulę dovaną, aš liudiju, ką sutinku, visiems pasakoju. Ir visigi matė, taip visigi čiupinėja mano, žinokit, aš žinau, kad dabar išgyvenu tokį įdomų etapą, jis liečia nugarą mano. Ir sako, tai palauk, tai kur čia viskas dingo? Tai sako, matot, ką daro Jėzus. Tai aš turiu tik vieną klausimą Jėzui. Kaip man reikėtų panaudoti tai, kaip jam atsidėkoti? Vien žodžiais turbūt, kad žodžių greičiausiai nepakaks. Ir aš noriu visiems susirinkusiems pasakyti žinią iš Jėzaus. Jėzui nereikia jokių žygdarbių. Jam nereikia būti gražiems. Jam nereikia, kad jūs aukotumėtės ar pasninkautumėte. Jis nori tik dviejų meilių. Tai meilė artimui ir meilė jam. Ir jisai supranta tik vienintelę kalbą. Tai yra meilės kalba. Aš daug naktų klausdavau jo piktai, nedrąsiai, vaikiškai, ar ne, kaip man kreiptis į tave, kad išgirstumai. Ir tik tada, kai aš pradėjau mylėti artimą, tai aš pradėjau imti sakyti, taip Dieve, taip aš priimu, aš galiu kentėti, nori kentėsiu, nori nekentėsiu, nori džiaugsiuosi, nori liūdėsiu, bet aš tau sakau taip. Ir kai aš pradėjau pamatyti artimo ašaras, kai pradėjau matyti jų skausmą, kančią, kai išmokau prieiti, paguosti, tada staiga atėjo išgijimas. Tai aš noriu tik pasakyti, kad Jėzui reikia tik meilės, nieko daugiau. Ačiū labai.